Sveiki, esu Justina Vasiliavičiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė ir šiandienos mano įrašas yra įkvėptas mano pokalbio su viena iš mano geriausių draugių Vitalija, kuri prieš keletą mėnesių paklausė manęs, ką tu darei, kad prisitrauktum savo antrą pusę. Ir išties aš prieš beveik 8 mėnesius pristraukiau savo nuostabią gyvenimo meilę ir tie santykiai tikrai viršija mano lūkesčius kiekvieną dieną. Ir aš bekalbėdama su ja supratau, kad yra visai daug dalykų, ką aš dariau, nes aš pradėjau nuo to, kad sakiau, kad aš nieko nedariau, bet paskui pradėjau mąstyti, kad buvo dalykai, kuriuos aš dariau, tad aš pasidalinsiu šiandien su jumis 4 dalykais, kągi aš dariau, plus turiu jums vieną pasiūlymą, tad likite prisijungę. Taigi, pirmas dalykas, ką aš dariau, tai aš paleidau senus santykius. Ir paleisti senus santykius, kurie netenkina mūsų, dažnai yra labai baisu, dėl to, kad mums atrodo, kad, ar tikrai gali būti geriau, gal aš čia išsigalvoju, gal tai tik iliuzija, gal bus dar blogiau ir visokių tokių panašių dvejonių kyla viduje, bet kai mes paleidžiam senus santykius, tuos, jeigu jie mums netinka, kai mes paleidžiam, mes labai aiškiai duodam žinutę visatai, kad man taip netinka, aš noriu geriau, aš esu verta geriau. Tad pirmas dalykas yra paleisti senus santykius. Antras dalykas, kurį galima daryti lygiagrečiai ir paraleliai, tai yra apsirašyti, kogi jūs norite. Tai yra, kokia jūs norit, kad būtų antra pusė, kokios savybės, kokie būdo bruožai. Jeigu norit, galit fizinę išvaizdą apsirašyti. Būtinai parašykit, kaip jūs su tuo žmogum jausitės, kaip viskas bus, ką norit veikti kartu, kuo detaliau. Ir šitą sąrašą galima nuolat pildyti. Mano apsirašymas buvo ilgas procesas, aš iš pradžių surašiau pirmus dalykus, kurie man atėjo į galvą ir paskui vis kažką prisimindavau ir vis papildydavau, vis vėl apie kažką pagalvodavau ir vėl papildydavau. Tai taip pat labai svarbus žingsnis. Tada trečias dalykas yra paleisti pasipriešinimą arba paleisti baimę. Tiesa yra tokia, kad jeigu jūs būtumėt visiškai atviri idėjai, kad galit turėti savo svajonių santykius, tai jūs juos ir turėtumėt. Ir jeigu jūs jų neturit, reiškia yra kažkokia dalis jūsų, kuri tam priešinasi. Ir mūsų užduotis yra tą pasipriešinimą paleisti. Tai čia viena iš gerųjų žinučių yra tai, kad aš jau esu padariusi tapingo įrašą, kaip prisitraukti antrą pusę, kurį galim naudoti paleisti baimei. Ieškokit nuorodos po šiuo įrašu, jeigu dar nematėt. Jeigu matėt, tai dar kartą pasižiūrėkit, tai gali būti jūsų kasdienis įrašas tol, kol pajusit, kad viskas pasileido. Ir ketvirtas žingsnis yra pats smagiausias ir pats mano mylimiausias, tai yra užsiimkit burtais. Ką čia turiu minty? Tai visų pirma, vizualizuokit, pasidarykit savo svajonių koliažą, kaipgi jūs norit, kokie tie santykiai, kad būtų. Pavyzdžiui, aš daug metų dariausi koliažą, tačiau man užtruko lygiai taip pat daug tų metų, kol aš pastebėjau vieną dieną, kad mano koliažuose visur esu aš viena, ten nėra kitų žmonių, nes aš galvodavau natūralu, aš darau koliažą apie save, galvoju apie tai, ko aš noriu, ką aš noriu veikti gyvenime, kas man patinka, kaip noriu atrodyti, kokį maistą noriu valgyti, kokį darbą dirbti ir panašiai. Ir kažkuria vieną dieną pasižiūrėjau ir galvoju, čia visur yra viena moteris tam koliaže. Ir aš tada pakeičiau ir pridėjau paveiksliukų, kur yra dviese, kur mes esame dviese, arba yra daugiau žmonių. Ir čia irgi buvo vienas iš burtų, kas padėjo man pasikeisti, prisitraukti jau ir fizinį žmogų, ne tik tai svajonės. Antras burtas yra padaryti vietos savo namuose, fizinės vietos, fiziniuose namuose, tai pavyzdžiui, kloti lovą 2 žmonėms, atlaisvinti lentyną, nupirkti šlepetes, padėti dantų šepetėlį antrą ir kažkokią tokį, žodžiu, simboliškai padaryti simbolinį gestą, dėl to, kad pasaulyje niekur nėra tuštumos ir jeigu mes padarom erdvę, tai iš karto visata ieško, kaip tą tuštumą užpildyti. Tai, žodžiu, pasinaudokim visatos pagalbą. Na ir visi kiti būdai, kokie tik tai apie kokius be išgirsit ir kas jums be ateitų, tai gali būti, pavyzdžiui, aš dar vieną naudau techniką čia prie senų santykių paleidimo, tai ne tik prie tų, kuriuose aš tuo metu buvau, bet ir visų ankstesnių, nes jeigu mes laikom kažkokias nuoskaudas iš senų santykių, tai irgi gali ir įtakoja mus. Tai aš dariau burtą, kad deginau nuotraukas, kuriuose esu aš su savo buvusiais partneriais. Ir aš degindama kiekvieną tą nuotrauką sakydavau, aš tave paleidžiu, tu laimingas, aš laiminga, mes laimingi atskirai.
Ir jaučiau, kad tai buvo irgi stiprus toks patvirtinimas visatai, kad aš esu pasiruošusi paleisti tai, kas buvo, paleisti, atleisti, pamiršti ir eiti į šviesesnę ateitį. Na ir žodžiu, visokie kitokie burtai, čia jums tik tai reikia panorėti, tikrai susirasti daug informacijos, svarbu yra bandyti viską tol, kol suveiks. Ir kartu turiu jums pasiūlymą ir vienas iš stipriausių dalykų, kas man padėjo paleisti senus skausmus ir senus santykius, tai yra tappingas. Ir aš kviečiu jūs, be to, kad susirasti, pasižiūrėkit į nuorodą, kur yra mano senesnis įrašas, kaip prisitraukti antrą pusę, dar aš specialiai jums sukūriau įrašą, aš bijau būti viena ir tappingo skriptą tai baimiai paleisti. Jeigu bijot, kad jeigu paleisit senus santykius, būsit viena, arba jeigu bijot, kad visada būsit viena, tai būtinai paspauskit mano nuorodą, gaukit tą įrašą, tapinkit ir tegul vyksta stebuklai ir linkiu, kad jeigu ne per šią, tai per kitą Valentino dieną tikrai praleistumėt ją su mylimiausiu žmogum, dėl kurio jūsų širdis kiekvieną dieną džiaugiasi. Labai jums to linkiu ir linkiu jums irgi daryti veiksmus, kad taip atsitiktų, nelaukti, o daryti, nes viskas pasidaro darimo būdu. Tai tokia buvo mano žinutė šiandienai ir lauksiu jūsų registracijos tappingo skriptui bijau būti viena. Iki.